Sveiki, turbūt su daugeliu sveikinamės, mane pažįstat. Aš esu Gintarė, įmonė Softero Baltic, esu atsakinga už pardavimus. Ir šiandien truputėlį kitaip, vienintelė tarp vyrų, noriu papasakoti kitaip ir apie Navision. Kaip manot, kas vienyje mus šitoj auditorijai? Bent du dalykus. Microsoft. Dar variantų? Panašiai. Iš tikrųjų, mus vienyje du dalykai. Tikrai galiu drąsiai sakyti, kad mus vienyje Navisionas ir namai. Kodėl namai? Piešdama namą galiu drąsiai sakyti, kad keliaudami su kolegomis pas klientus dažnai prašom įvardinti sąmatą, apimtį. Tai lygiai tas pats, kas įvardinti dar nepradėto statyti namo sąmatą. Tai galiu sakyti taip, kad iš tikrųjų kaip ir diegti Navisioną, taip ir statyti namą reikia projekto, reikia statybų, reikia įrengimo ir tada atsinešti savo daiktus. Tačiau Microsofto strategija ir klientų poreikis lengvesnį ir paprastesnį sistemai padiktavo tai, kad į Lietuvą atkeliavo NAV nuoma, kurią šiandien trumpai ir pristatysiu. Nes, kaip jau minėjau, bendraujant su klientais, tikrai yra dar gajus mitas, kad NAVas yra didelė įmonė, tai yra pakankamai brangu. Na ir norint įsidiegti, reikia kokių metų laiko. Tai jeigu yra du jaunos šeimos atstovai ir jiems dar neaišku, kokiame mieste norisi nuosavo būsto, tai šituo atveju galim prisilyginti jaunai įmoniai. Kad kaip vesiu apskaitą, ar dar nežinau, kiek plėsis mano verslas, aš nežinau, arba žinau, tiesiog nenoriu investuoti tai. Tai NAV nuoma lygiai taip pat, kaip į nuomojamą būstą po sutarties pasirašymo įdedami raktai ir jūs nešate savo informaciją, duomenis, daiktus, taip į Navision nuomą per 7 dienas galite atsinešti savo apskaitą. Kiek tai kainuoja, ar ne? Tai kažkur, grubiai, ar ne, skaičiais, per mėnesį jums nuoma, kaip ir būsto vienam vartotojai, kainuoja 400 litų. Na, jeigu dviems, tai apie 1000. Ir persikraustimo paslaugos apie 1500 litų. Jeigu aš esu jaunos įmonės vadovė, ar tai apskaitininkė, buhalterė, tai nenoriu kažko galvoti savo, ko man reikia. Tai nuoma pilnai padengia tai, kad į tą sprendimą jau yra sudėta viskas, ką naudoja didelės, stambios patirtį turinčios Lietuvos įmonės. Tai yra standartizuotas apskaitos modulis. Ne tik, kad Adas minėjo galimas Danijai, bet ne, galima ir Lietuvoje. Pritaikytas Lietuvos Respublikos įstatymams, standartizuotas, tikrai pilnai galima teikti visas ataskaitas valstybei ir, kaip jau minėjau, per savaitę su minimaliomis investicijomis. Klientai pradėjo plūsti su nerimu laukdami euro. Tai euras pasidaro nebe toks baisus, jeigu jūs turit seną Navision versiją, bet nenorit jos naujinti, jeigu norit pakeisti apskaitos sistemą, ar tiesiog pradėti vesti apskaitą. Nuoma yra tam paruošta. Vyrai kalbėjo apie naują 15 versiją. Tai kaip Adas jau ir buvo minėjęs, kad po savaitgalio jūs ateinat, įsijungiat kompiuterį ir vieną mygtuko paspaudimu gaunat naują versiją. Nuomos atveju yra panašiai. Jeigu žinot Microsofto Navision licenzijavimą, tai kas metus pirkdami licenciją įsipareigojat mokėti 16% nuo licenzijos vertės. Nuomos atveju kaštai yra skaičiuoti. Na, aš tikrai moteris, nieko nenusimananti apie SQL serverius, kaštus elektrai ir panašius dalykus, tai nuomos atveju man visiškai tai nerūpi. Aš imu ir naudojos.
išrašau sąskaitą klientam, susivedu prekes ir dirbu, vystau savo verslą. Daug kalbėjo šiandien ir Mindaugas, ir kolegos apie Office 365. Kitas paslaugas, tai tikrai mūsų namas turi vieno langelio principą ir integruosi su kitom sistemom, o patys klientai diktuoja norą turėti ir darbo užmokestį, apskaitos modulį ir analitikos įrankius. Žinoma, jeigu mano įmonė išaugo tiek, kad man reikia sandėlio, reikia planuotis gamybą, tai visada yra galimybė savo duomenis persinešti į Navisioną nusipirkti, įsidiegti, tada jau čia reikia kolegų kaip statybininkų, kurie padės pastatyti tą namą ir gali imtis naudotis Navisionų tuo pilnuoju funkcionalumu. Galiu pasidžiaugti, kad Navisiono nuoma jau pilnai veikia. Tikrai šitoje salėje yra kolegų, kurios naudojasi Navisiono nuoma. Tai galiu paminėti, kad matau DNB būsto atstovę, iš Cinamono yra, iš Elektrosaugos. Tai šitos kompanijos jau naudojasi tą paslaugą ir manau, kad tikrai gali gerai atsiliepti apie šią paslaugą. Ir kaip jau minėjau, jeigu įmonėje reikalinga tik apskaita, tai yra puikus sprendimas. Galit keisti versiją, galit migruoti iš kitos apskaitos sistemos, tačiau dažnai klientai prašo, kad būtų vienoje duomenų bazėje vedama kelių įmonių apskaita. Tai irgi tai puikiai įmanoma. Ir šiai dienai turim klientus, kur yra nuo 1 iki 6 vartotojų, kurie naudojasi. Vartotojai, kurie pradėjo dirbti su Navisiono nuoma, tai daugelis jau buvo matę Navisioną arba reikėjo 2 dienų išmokti. Tarp mūsų klientų yra prekybininkų, nekilnojamo turto užsiimančių kompanijų ir gausėja farmacininkų gretos. Tai kainą trumpai minėjau, pasikartosiu, kad tai yra beveik 400 litų į mėnesį, tai yra 115 eurų ir skaičiuota į kainą yra lokalizacija, Navisionas ir SQL serveris. Pradiniai minimalūs kaštai, tai gaunat vartotojo instrukciją, jums sistema įdiegiama ir pradinės konsultacijos. Taigi, savotiškai šitą mitą apie didelę ir brangę platformą galiu paneigti, kad Navisiono nuoma yra pasiekiama net vienos įmonės darbuotojai, ten, kur yra vienas darbuotojas. Ir paskaičiavau, kad per darbo dieną tai kainuoja 5 eurus. Tai įvedus eurą turbūt lygiai kainuos tiek dienos pietus. Ir galima startuoti netgi per 1 savaitę. Baigdama, noriu pasidalinti realią istoriją. Kai National Geographic kompanija įkvėpta filmuko Aukštyn, jeigu kas turit vaikus, čia turbūt esat matę, pakėlė realų gyvenamą namą į debesis. Tai noriu pabaigti linkėjimu, kad būkite drąsūs, kelkit savo Navisioną į debesis ir pasitikėkit statybininkais, kurie jau surentė šitą namą. Tai daugiau informacijos rasit svetainėje ir drąsiai galite kreiptis į mane.